Jeigu iš sekančių mano kanalą ir informaciją, kurią ten talpinu, yra pakankamas kiekis tokių, kuriems susikaupė kokiu nors klausimų man, tai gal verta padaryti jau gyvą susibėgimą. Ką? Kad klausimų susikaupė, tai aš matau iš to, kaip man žmonės rašo, messengerį, ten į telegramą, į elektroninį paštą mano valdomą. Bet būna tokie periodai, tai jūsų labai daug rašo, taip grafiškai, labai daug rašo, paskui nieks nieko neberašo, po to vėl kažkokia banga, aš nežinau, su kuo tai susiję, su kuo tai, toks mantras žodis, koreliuoja, atitikmuo toksai, reiškia, ar ten paaštrėja kokia nors situacija, ar problemų kreivė kažkokie pakyla, ir prispaudžia jums uodegą asmeniškai, tada pradedat rašyti man, kad ką daryti tokiu atveju, kaip čia kur ką, ir taip toliau ir panašiai. Tai kol geri orai, kol dar galima susitikti nedrebant griname ore kur nors, prie ežero, pavėsiniai kokiai, parašykit, tarkim, nesekantį savaitgalį, bet ar tiktų, jeigu po 2 savaičių, tai reiškia, neateinantį savaitgalį, bet dar kitą savaitgalį, jeigu pasiorganizuotum kokį nors ten gyvą susibėgimą, kiek jūsų būtų, kas tokie planuojat atvykti, jeigu išeitų, tarkim, ten 12 val. Dienos, šeštadienis būtų po 2 savaičių pirmą. Reiškia, prie to ežeriuko, kaip visada, kiek jūsų būtų, jeigu galit, parašykit iš anksto, ar priminkit man, kokie klausimai jūs domina, kad pasiruoščiau, nebūčiau prigautas, kaip karvė ant ledo, turėčiau kažką pasakyti, bent jau materialinę bazę paruošiau, kažkokius popierius surinkčiau įrodymus, ar galbūt filmuotą medžiagą pateikčiau kaip įrodymą, praktinę patirtį, ta linkme, o ne taip, kad atvažiuoju, kas nors užduoda klausimą, į kurį, galbūt aš žinosiu atsakymą, o gal ir nežinosiu, o gal atsakysiu neišsamei, nes galva bus išūžta kitais reikalais, atsakymais į kitus klausimus. Taip, iš anksto sakau, kas planuotumėt po 2 savaičių, šeštadienį 12 val. Esant geroms oro sąlygom, tikėkime dar bus geras, atvažiuot prie ežeriuko į pavėsinę, parašykit man, kad jūsų ketinimai rimti, jūs norėtumėt, jūs domino tokios ir tokios temos, iš kur atvyksit, keliese ten. Taigi, ką nors suderinsim. Tie, kas žinot, kur atvykti, tai žinot jau, kur atvykti, kas nekartą esat buvę. Kas nežinot, tai koordinatės bus. Atrašysiu kiekvienam parašiusiam man į elektroninį paštą, kuris yra kiekvieno vaizdainio aprašo apačioj, skaitykit. Aiškiai, parašysiu kiekvienam koordinatės, galėsit susirasti per maps.lt, kur mes susibėgam gyvai. Tai va, tiek žinių, ką čia daugiau pezėti. Norit, padarysim, nenorit, nedarysim. Turiu ką veikti, žodžiu.